Aš labai daug metų nenorėjau apie tai kalbėti, dabar galiu apie tai kalbėti, nes sakykime, kad klaida ištaisyta. Žinau, kad turi labai gražią šeimą, labai sveikintina ir labai įdomu, kaip šeima kaip palaikė, kaip tie laikai praėjo sunkus. Čia tokia emocionali tema gal bus, atsigersiu vandens biškį. Bendruomeniai ateina tokių žmonių ir jie sako, atėjau vien dėl to, kad draugų rate manęs niekas nesupranta, nes įsivaizduoja, kad kripto yra apgaulė, yra sukčiavimas. Man labai įdomu tavo nuomonė, kaip tu manai, kokia yra kripto ateitis Lietuvoje? Nekokia. Tai galima sakyti, kad daugiausiai pinigų visgi yra prarandama ne dėl blogos strategijos, o dėl psichologijos žmogaus. Taip, bet strategija irgi, kad daugelis neturi jokios strategijos. Ir kai lygina kiti, kad čia lošimas ir panašiai, aš sakyčiau, kad lošime bent jau yra iš karto apibrėžtos taisyklės. Edgarai, papasakok, tu savo karjerą kripto rinkoje pradėjai visiškai vienas, be jokių mokytojų, mokyklų ir mentorių. Ir kiek žinau, turėjai labai skaudžią pamoką pirmą, praradai apie 200 000 eurų. Ar gali papasakoti, kaip tai įvyko, kokias pamokas iš to išmokai? Galiu. Aš labai daug metų nenorėjau apie tai kalbėti, dabar galiu apie tai kalbėti, nes sakykime, kad klaida ištaisyta. Nuo pat pradžių 2017 metais tiesiog pamačiau, kad yra toks dalykas kaip kripto. Aš įprastai niekada nebuvau nei IT specialistas, nei kažkoks super tech, kad suprasčiau, ir visiškai nauja buvo kripto. Mano kaip ir gyvenimas atrodė gerai, tik tiek, kad įsisukęs buvo labai stipriai į darbus, į verslus ir į kitų žmonių klientų užgaidų tenkinimą, į tą buitinį šeimos gyvenimą, ir atrodo nuolatos lėkiau. Ir socialiniai medijai reklama, kaip kažkas sėdi prie baseino, atsivertę kompą, dirba su kripto, ir mane ne patys pinigai domino, bet gyvenimo būdas būti iš tikrųjų taip laisvam, būti laisvam. Būti kur noriu, kada noriu, su kuo noriu, neprisirišti nei prie laiko, nei prie vietos, nei prie pinigų. Ir manau, daugeliui taip atsitinka. Pradėjau investuoti pačiu laiku. Prieš patį 2017 metų bulių ir nupirkau monetos, visiškai kelius šimtus investavęs ir uždirbau 50 000. Per 2 mėnesius. Oho. Ir čia buvo didžiausia klaida, ir kas klausysis tikriausiai supras mane, daug kas praranda pinigus, bet nenori apie tai kalbėti. Ir aš pamaniau, kad jau viską žinau, čia toksai per didelis pasitikėjimas savim, uždirbau pinigus, galvojau, net nereikia nieko daryti, tiesiog įdėjau pinigų, palaukiau, išėmiau, uždirbau. Aš tuo metu už tokią pinigų sumą turėjau normaliai paprakaituoti, tikrai dirbti, nemiegoti, stresuoti, erzintis, o čia gavos taip. Ir tada pradėjau visur dėti kiek įmanoma, sudėjau plus papildomai visus savo pinigus. Tai aišku, pirmiausia, uždirbau pinigus, kurios dėti yra pelnas, reinvestuoti. Ir ta prasidėjo reinvestavimas į miningą, cloud miningą, visokias referalinės programas, affiliates, tradinimas. Prie visko, prie ko tai galėjau prisiliesti, nes galvau, kad visada būsiu sėkmingas. Ir kadangi tie 4 metų ciklai būna, visada maniau, kad jeigu ir sudėsiu visus pinigus, man užteks išlaukti ir aš juos galėsiu išsiimti 21 metais. Tai ko aš neįvertinau, jo gali pasikeisti tiesiog mano pačio aplinkybės. Griūti verslas, atsitikti nelaimė, papildomų sąskaitų, apskritai nutrūkti. Pinigų šaltinis, pinigų srautas. Ir taip ir buvo. Tada 2018 metais rinka viso pradėjo leistis į apačią, aš kentėjau, apie pusę metų prisikaupė visokių sąskaitų,
išlaidų papildomų ir panašiai. Ir finalė gavau viską parsiduoti su minusu. Nu, tai prigavos, tada praduodos 50 000 ir dar plus papildomai 200 000 eurų. Ir tas momentas buvo labai skausmingas tuo metu, nes du keliai. Arba aš prisiemu atsakomybę ir mes nesam linkę prisimti atsakomybės apskritai kaip žmonės, tiesiog kaltinti kitus. Ir arba aš prisiemu atsakomybę ir toliau einu tuo keliu ir bandau ištaisyti tą klaidą, arba tiesiog sakau, kad ne, kripto yra apgaulė, čia yra sukčiavimas, aš nukentėjau, įsileidžiu tokį įsitikinimą pas save ir tada tikrai pasitraukiu visiškai iš rinkos. Ir aišku, aš pasirinkau toliau eiti su užsispyrimu ir iki 21 metų niekam nieko nesakęs toliau dirbau, pasirinkau pačią paprasčiausią strategiją, BKS, tai vidutinės kainos vidurkį ir ištaisiau tą klaidą. Nerimas, kaip sakoma, all in. Taip, čia galbūt ir charakterio dalykas yra, kad mėgstu avantūras ir rizikuoti daug apskritai iš principo. Bet realiai naujoko sėkmė yra toksai terminas ir čia daug kas susimauna šitoje vietoje. Ypatingai, kai prisižiūrim. Mes internete vis tiek matom tik laimėjimus, apie pralaimėjimus niekas nenori kalbėti. Aš savo draugų rate turiu, kas irgi patyręs yra didelius nuostolius, arba kad ir treidinime. Mes turėjom jau tada, turėjom 3 draugų ratą, paskui jis aišku išaugo, bet 3 vykdam tokį projektą Crypto Cowboy irgi YouTube'ės kanalą, tik tiek, kai viskas griuvo, ištrynėm tą kanalą. Tiesiog, žinai, draugai pastraukė, aš pastraukiau ir mes ištrynėm, nebetęsėm, nes nenorėjom kalbėti irgi apie pralaimėjimus. Mums visiškas sugniuždymas ir psichologiškai stipriai reikia atsistatyti tikrai stipriai. Ir sakau, niekas nenori apie tai kalbėti, bet yra ir ta kita pusė. Yra draugų tarpe, kas pirmus metus nesėkmingai, antrus metus nesėkmingai, trečius metus pagaliau sėkmingai, ketvirtus metus jau padaro tikrai išskirtinį pelną ir 5 metus vėl viską sugadina. Yra ir taip, būna ir taip, ir žmonės nenori tiesiog apie tai kalbėti, bet tai vyksta. Didžiausia, gal sakyčiau, spraga yra, kad nepalaiko, jeigu yra žmogus, vyras šeimoje, ir jeigu moteris žmona nepalaiko, čia yra problema, nes jau žaidžia su vyro įsitikinimais. Viduj aš galbūt ir tikiu, kad aš galiu, man pavyks. Procentas yra mažas. Jeigu mes kalbam apie procentus, iš 100 žmonių 5 pavyksta. Čia kas liečia apskritai kripto, iš 102 tik pavyksta, kas liečia treidinimą. Ir tas vienas iš tų 2 gali uždirbti iki 10 000 per mėnesį ir tik tai 1 iš 100 jau išskirtinai daug, kur ir 6-ženklė suma per mėnesį. Tai faktas yra, kad įmanoma, nes kiti daro, bet jeigu yra aplinkoje žmonės, kurie nepalaiko arba netiki, ir čia nebūtinai šeima, dabar mes turim bendruomenį, ateina tokių žmonių ir jie sako, atėjau vien dėl to, kad draugų rate manęs niekas nesupranta, nes įsivaizduoja, kad kripto yra apgaulė, yra sukčiavimas, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš pilnai suprantu žmonės, nes tie, kurie atėjo pačiu pradžiai, nukentėjo, įsitikinimas liko, o dabar jau tai yra tikras finansinis įrankis, nes ir šalis kaupia rezervus, ir bankai kūrė kriptovaliutas, ir valstybės kūrė įstatymus konkrečiai apie kriptovaliutas. Ir tai tikrai nebėra naujovė, ar sukčiavimas kažkoks, ar apgaulė. Tai yra tikra ir įmanoma tai padaryti, bet svarbiausia palaikymas ir kad žmonės suprastų, kur eina. Čia va. Tai va, kaip tik norėjau paklausti, labai gražiai buvai priėjęs apie šeimą. Vat kaip žinau, kad turi labai gražią šeimą, labai sveikintina. Ir vat labai įdomu, kaip šeima vat, kaip palaikė, kaip tie laikai praėjo sunkus. Čia tokia emocionali tema, gal bus. Atsigersiu vandens biškį. Prašau, sveikatą.
Iš principo esu apdovanotas savo žmona, tikrai visada palaiko, bet tuo metu smūgis tikrai buvo šeimai. Ir aš gal kokius 3 metus po to net nebesakiau, kad aš toliau pasirinkau tą kelią ir aš toliau darau, ką darau. Paskui mano žmona tai po 4 metų sužinojo, kad kai jau turėjau ką parodyti, tada aš parodžiau, kad vis dėlto. O kodėl? Kaip čia taip gavosi? Tiesiog buvo tabų tema. Aš manau, buvo tas dirgiklis, kuris šeimoje dirgino ir mes tiesiog nusprendėme tai nekalbėti. O aš nežinau kodėl, tiesiog tyliai ramiai. Bet kai sužinojo po tų 4 metų? Ne, jokios problemos nebuvo, Viskas nes gerai. man pavyko. Pavyko jau. Taip. Supratau, tai labai sveikinu tada, labai graži istorija. Dabar. Dabar. Ir tada turiu porą klausimėlių pasiruošus. Galiu. Gerai, aš tikiuosi ir aš pasiruošęs. Kodėl kriptovaliutos daro tokią didelę įtaką finansų pasauliui ir kas iš vis verčia jų vertę kilti arba kristi? Tai pirmas dalykas, kad tai yra naujos formos finansinis įrankis ir tai yra decentralizuota sistema. Jeigu eiti techninę dalį, trumpai žiūrovom pasakyti, kas yra centralizuota ir decentralizuota, tai decentralizuota yra tai, pradėkim gal nuo to, kas yra centralizuota. Tai reiškia, dabar mes naudojamės bankais ir bankai buvo sukurti tam, kad saugotų mūsų, tarkim, pinigus. Ne? Bet pas juos yra tokia sistema, kad pinigai nuolatos nuvertėja, viskas paremta skola ir taip toliau ir taip toliau. Ir iš tiesų žmonės praranda pinigus. Tai įsivaizduokit, dabar jeigu bankas dirba man ir aš atnešu į banką, padedu tą 100 eurų, gal duosiu $2 pavyzdį ir jis per 40 metų nuvertėja 98%, kaip pavyzdys. Ir tai reiškia, kad bankas blogai dirba, jis neatlieka savo tos funkcijos. Ir pa žmonės išaugo didelis nepasitikėjimas bankais. Dabar, iš principo, netgi šiais laikais, kas vyksta, aš noriu nueiti į banką, išsiimti 20 000 eurų, aš turiu užpildyti formas, registruoti susitikimą, turi bankas užsakyti kartais net pinigus, kad atvežtų. Visiškai nesąmonė. Tai vat klausimas kyla, ar pinigai priklauso man, ar pinigai priklauso bankam ir aš tik turiu teisę į juos. Tai čia labiau ideologinis dalykas, vat kodėl išplito apskritai kriptovaliutos, nes žmonės pavargo nuo bankų ir jiem patinka ta idėja, kad jie yra patys atsakingi už savo pinigus. Tai vat prieikim prie to, kad decentralizacija, kas yra, kad nėra vieno centrinio vieneto. Centrinis vienetas tai yra centrinis bankas, jis sprendžia viską, gali prispausinti pinigų, gali išimti per kiekybinį griežtinimą pinigus, per kiekybinį skatinimą, prispausinti vėl naujų, reguliuoti infliaciją ir panašiai. O kriptovaliutų rinkoje pirminė idėja buvo ir kodėl užsikabino, kad yra decentralizuotas tinklas, reiškia nėra kažkokio vieno atstovaujančio vieneto, kuris būtų atsakingas už kriptovaliutą. Kaip pavyzdys, dabar mes turim Boltą, Uberį, jie yra didžiausia pasaulyje taksi kompanijos, kurios neturi savo automobilio ir neturi net vairuotojų, tarkim, taip sistemą padaryti. Tai Airbnb ir Bookingas, jie yra didžiausios apgyvendinimo, tarkim, platformos visam pasaulyje, jie neturi savo nekilnojamo turto. Tai vat kas yra kriptovaliuta, Bitcoinas irgi prilygina su didžiausiu pasaulio banku, kuris niekam nepriklauso, tai jis priklauso žmonėm, nes patys serveriai stovi skirtingose pasaulio vietose, tie asmenys yra nesusiję vienas su kitu. Tai dėl to išplito. O kai pamatė fondai, tarkim, finansinės įstaigos, kad tai yra greičiau, saugiau, skaidriau ir mažiau kainuoja kaštų, tarkim, transakcijos ir priežiūros ir panašiai, tai pasavino šitą idėją ir dabar einam link to, kad decentralizuota, bet vis tiek rinka ir marketas yra labai stipriai įtakojamas tų, kas turi daugiausiai kiekio, tarkim, bitkoino. Ir bitkoinas yra karalius, aš manau, kad visada tai bus.
apskritai kriptovaliuta yra tik viena - bitkoinas. Visos kitos yra vadinamos altcoinais, alternatyvūs žetonai, jeigu lietuviškai. Tai aš manau įtakoja tas, kad visi mato, kad gali iš mažmenininkų pusės idėja kilo, kad mes patys atsakingi už savo pinigus ir mums nebereikalingi bankai, o kai atėjo instituciniai žaidėjai, pamatė, kiek čia yra pinigų ir ciklai, tarkim, yra daug trumpesni ir greitesni, didesni pinigai ten greičiau yra uždirbami. Ir žodžiu, pradėjo biški taip, ir, jau netiek daug prieigos duot žmonėm, taip biški griežtint pradėjo. Griežtint, Europą labiausiai griežtina ir aš manau, kad nėra į naudą, jeigu būtų viskas laisviau, tai mes matytume klestėjimą Europoje ir nežinau, kokios galios čia įtakoja, nes visi, kurie supranta, pavyzdžiui, Amerika dabar, pro kripto, yra kitos šalis irgi, aš pats gyvenu Gruzijoje, Tbilisi, Sakartvele ir ten viskas yra pro kripto. Ta prasme, galima netgi mokesčius mokėti kriptovaliutą, dar pigiau negu atsiskaityti su Visa ar bankiniu pavedimu. Iki tokio lygio. Tai tu dabar nesenai iš Gruzijos grįžęs? Taip, keliom dienom. Kaip oras? Jo, Lietuvos. Lietuvos oras yra slegiantis. Nes trumpos dienos visada apsiniaukia. Tai viena iš priežasčių yra, kodėl aš ne Lietuvoje. Čia mes kaip ir Lietuvoje vadinam cepelininis oras. Cepelininis. Visur viskas pilka, purvina, šlapia, šalta. Tikrai saulė duoda tos nuotaikos 100%. Taip. Tai kuom tada kripto skiriasi nuo klasikinio investavimo ir kodėl tiek daug žmonių į jį žiūri kaip į ateities pinigus, o ne tik spekulaciją? Tai dabar kripto yra labai volatilų. Tai reiškia, per trumpą laiką galima arba labai daug uždirbti pinigų, arba labai daug praras pinigų. Apskritai link ko dabar eina, kad kriptovaliutos yra kaip ir naujos formos lažybų punktas, nes yra koeficientai geresni negu dabartiniuose lažybų punktuose, netgi formuojasi toks fenomenas. Tai sakyčiau, kad išsiskiria rizika ir kadangi tai yra labai nauja, čia yra labai daug vietos, kur augti. Tai čia gal didžiulis potencialas, kas liečia ilgalaikį investavimą ir grąžos yra daug didesnės. Tarkim, per ciklą, jeigu 4 metų ciklą imam, aišku, dabar spekulacijų yra visokių, kad tie 4 metų ciklai jau nebe tokie, rinka keičiasi, atėjo instituciniai žaidėjai, mes nebematėm buliaus, ką turėjo matyti, ko visi laukia ir tikėjos, konkrečiai šiais metais. Bet kas liečia akcijas, tarkim, akcijos yra labiau konservatyvus dalykas. Sakyčiau gal, kad netgi, kad išlaikyti turtą, nes jie, aišku, gal ir kažkas bandys dabar nuginčyti mane, bet jie tokios grąžos neduoda, kad, tarkim, pavyzdys, S&P 500 fondas. Gerai, metinė grąža 8% vidurkis, paskutiniai keli metai ten yra, kas pritempė ir 10 ir 12%, bet jeigu mes paskaičiuojam, kokia infliacija įvyko per paskutinius metus, tai praktiškai sukamės ant nulio. Tai va dabar gerai įsiklausyti reikėtų, kad investuojat indeks fondą ne tam, kad uždirbi pinigus, o tam, kad išlaikyti turtą dėl didelios infliacijos. Ir sakyčiau, kad ten reikia didesnių pinigų. Man taip atrodo. Aš pats, tarkim, akcijas dar neinvestuoju, o su kripto galima pradėti greitai, čia ir dabar, vietoj, paprastai, be jokio KYC, su maža pinigų suma. Aišku, pritraukia daug ir tokių netikrų projektų. Tai pasikartosiu, kad mes turim labai daug vietos, kur augti. Dėl to, kad čia yra dar tik labai pradžia. Tik tai šiais metais Amerika paskelbė, kad kaupia kripto rezervus, kadangi turi daugiausiai įtakos pasaulyje, vis dar, tai manau, kad ir kitos šalis seks. Tarkim, Butanas irgi kaupia kripto rezervus, čia Lenkija galvoja apie kripto rezervus. Ir yra spekulacijų tokių, kad nori nurašyti Amerikos skolą
grinai su kriptovaliuta ir yra būdas, kaip tą padaryti. Amerika jau 33 metais su auksu tai buvo padarę, paskelbė, kad žmonės nebegali turėti aukso ir turi sunešti valstybėje auksą. Federalinis nusikaltimas buvo turėti aukso. Buvo galima tik tam tikrą kiekį. Tai surinko visą auksą iš žmonių, jie aišku sumokėjo pinigus, berods $20 už unciją. Ir kai surinko visą auksą, jie tiesiog pervertino auksą. Jie padarė, kad viena uncija kainuoja $37,5. Tai jie sukūrė iš oro taip dvigubai daugiau beveik pinigų. Ir dabar yra spekulacijų, kad jie ruošiasi su kriptovaliutom lygiai tą patį padaryti. Amerika kaip ir supirkinėja slaptai arba CŽV konfiskuoja iš nelegalių veiklų ir kaupia bitkoiną konkrečiai. Kiek suprantu, nori surinkti 1 milijoną. Apskritai bitkoinų yra sukurta tik 21 milijonas ir daugiau jų nebus. Tai jeigu surinks tą 1 milijoną, jie gali tiesiog pakeisti vertę. Ir ką dabar spekuliuoja, kad tiesiog pakeisti, kad vienas bitkoinas kainuoja 1 milijoną. Ir jie 10 kartų daugiau sukurs pinigų iš oro. Ir automatiškai, kadangi jie bus lyderiai, jie turės daugiausiai bitkoino, tai kitos šalis seks iš paskos. Vienas bitkoinas $1 milijoną kainuos. Taip, aš manau, kad tai bus. Kiek kainavo, kai atsirado? Centai, visiškai centai. Ta prasme, aš pats pradėjau pirkti po 2,5 tūkstančio ir po 5 pardaviau, paskui po 10 vėl pirkau, po 20 pardaviau ir galvojau, kad čia wow, jau uždirbau pinigų. Bet realiai kantriausi, tie, kurie ilgiausiai išlaikys, tie laimė, aš sakyčiau, taip ilgai perspektyvą, jau reikėtų turėti tikrai, kas domisi, jeigu investuojate ir kitus aktyvus į akcijas ar kažką, bet bent jau tą 0,1 bitkoino tiesiog nusipirkti, pasidėti ir pamiršti. Tai žinoma gali. Man labai įdomu, tu labai daug kalbėjai apie užsienio šalis, man labai įdomu tavo nuomonė, kaip tu manai, kokia yra kripto ateitis Lietuvoje? Nekokia, jeigu mes po mikro reguliavimų, reiškia po ES reguliavimų nekokia, nes viską riboja, draudžia ir nuo centrinių bankų daug kas priklauso. Jeigu, tarkim, dabar nori sukurti savo kriptovaliutą, kad ir savo ekosistemai, kad ir tam pačiam Lithuanian Crypto Trust, galima padaryti savo kriptovaliutą, sukurti ekosistemą ir ją naudotis, bet mes negalim to padaryti, nes yra Lietuvos centrinis bankas. Aišku, įmanoma, bet reikia labai daug investicijų, laiko ir panašiai. Bet tarkim, apskritai sukurti kriptovaliutą, jeigu nesusijęt su jokių juridinių vienetų, tai labai lengva ir paprasta yra. Įsivaizduokim, dabar Europą labai stipriai riboja, yra MiCA reguliavimas, iš vienos pusės, kaip ir suprantu, nori apsaugoti žmonės, bet pagal faktą mes turim ir decentralizuotus tinklus, decentralizuotas skaityklas, slaptas monetas, praktiškai visko sužiūrėti neįmanoma. Ir va tas spaudimas, perdėtas reguliavimas, kurį mes matome Europos Sąjungoje, ypatingai ne tik dėl kripto ilguoju laikotarpiu, aš manau, kad Europos Sąjunga pati savo persišumo koją. Pavyzdys, Dubajus, egzotika, viskas gerai, bet kaip jie traukia pinigus? Dėl to, kad nuliniai mokesčiai. Gruzija, kažkas sako, kad atsilikus valstybė ar kažką, ten viskas antiek paprasta ir patiem vietiniam gal nėra į naudą, nes patys vietiniai nepalaiko tiek, bet iš užsienio atvyksta labai labai daug pinigų. Labai daug. Ir arabų važiuoja, ir turkų, ir apskritai iš visos Europos dabar daug jaunų žmonių keliasi, nes ten mokestinė sistema irgi yra, pelno mokestis kripto yra nulinis. Ir jiem nėra svarbu. Tarkim, Europoje mes nebeturim USDT monetos. Kaip ir jos, aš galiu jos turėti, galiu siuntinėti per deksus piniginės, bet atsiskaitimo nebėra. Yra USDC visiškai kita moneta ir aš manau, kad jie tiesiog paėmė šitą rinkos dalį, bet tarkim, aš USDC negaliu naudoti Gruzijai. Tiesiog USDT vis tiek yra geresnis, ten viskas labiau doleriais ir pririštas prie, surištas su USDT moneta. Europą, kaip ir suprantu, nori apsaugoti žmonės,
bet, manau, stabdys ekonomiką, mes labiau pritrauktume pinigų kas liečia Europą, į Lietuvą, jeigu nebūtų tokie griežti reikalavimai. Tiesiog nebūtų griežti reikalavimai ir viskas paprasčiau. Man labai įdomu, pavadinkim, eilinis mirtingas žmogus, mane paimkim, paprasta mergiotė, panelė, kaip pradėti tą kripto kelionę, kokie yra pirmi 3 žingsniai prieš perkant kriptovaliutą? Viskas yra daug paprasčiau. Tikrai, jeigu žmonės moka naudotis banko app'u ir visi mes mokam tą daryti, tai dabar kripto nusipirkti yra dar paprasčiau. Viskas paprasčiau. Aš tik žmonėm rekomenduočiau tie, kurie pradeda, tarkim, su kripto, pradėti nuo pačių paprasčiausių dalykų. Tai reiškia, parsisiųsti app'ą arba užsiregistruoti platformoj per svetainę, tarkim, Binance'as arba Krakenas, kraken.com arba binance.com ir susikurt paskyrą ir tiesiog pradėti supirkinėti. Ir nebūtina šokti tuos rizikingus būdus, nes tarkim, treidinimas, naujų projektų spekuliavimas, tų vadinamų monetų spekuliavimas, visi šitie būdai yra labai rizikingi ir žmogus turi suprasti, kur eina ir pasiruošti. Būtina turėti aiškę struktūrą, strategiją ir galbūt net kas veda. Bet tarkim, jeigu mes kalbam ne apie spekuliavimą, apie investavimą, labai paprasta, parsisiunčiam, užsiregistruojam ir tiesiog pradedam supirkinėti. Aš visada žmonėms sakau, ne daugiau negu ne finansinis patarimas, jeigu ką, bet jeigu jau nusprendėt daryti pagrindinę žmonių klaidą, ir mano tokia buvo, kad aš aklai per daug investavau vienu metu. O kaip žinoti, ką pirkti tą pirmą kartą? Tai kur ieškoti informacijos tikslingos? Pirmas kartas mes labai paprastai pažiūrim į top 10 monetų, pažiūrim, kurios jau yra išlikusios daugiau negu 10 metų, įsitvirtinusios rinkoje. Aš esu pasidalinęs savo kanaluose ir 28 tikslinius klausimus, jeigu nori žmonės daryti jau biškį gilesnę fundamentaliąją analizę, susipažinti su projektu, bet iš principo Bitcoinas, Ethereumas, XRP, XLM'as, pradėti 2-3 monetas, nedaugiau negu 20% pajamų arba kapitalo, jeigu kapitalo jis irgi turėtų būti ir skaidytas per kažkokį laikotarpį. Kas liečia dabar, gruodžio mėnuo, 25 metai nėra tinkamas metas dabar pradėti supirkinėti. Nebent tai nėra mažos sumos, kurias būtų galima paskui išlyginti, jeigu supirktume daugiau monetų, tarkim, sausio vasario mėnesį, nes manau, kad... Kodėl gruodis dabar yra prastas laikas? Apskritai pati rinka, mes matom, kad čia ne tik kripto problema, mes matom pasaulį, kad turim rezervų krizę. Tai reiškia, kad visam pasauliu trūksta likvidumo. Kalbėjau prieš tai apie S&P 500 fondą, kad uždirba ten 10% per metus. Bet kodėl jau uždirba? Tik dėl 7 vadinamų 7 Magnificent companies. Tai reiškia Google'as, Tesla, Apple'as ir taip toliau. Tai jos 7 padaro, ištempia S&P 500, kad jos padarytų tą procentą. Tai reiškia, kad jeigu žiūrime rinką, čia nereikia net bankų balanso tikrinti, mes matom, kad visi pinigai užsibaigia čia. 7 kompanijos. Jeigu mes paimam kripto rinką, visi pinigai užsibaigia top projektuose. Tai Ethereumas, Bitcoinas, dar kai kuriuose, bet tobulius nebuvo, likvidumo trūksta. Anksčiau gaudavos, kad žmonės investuodavo ir uždirbdavo pinigus dėl to, kad jie laiko. O dabar pasidarė dar labiau volatilu ir daugiau žmonės spekuliuoja, nenori palikti pinigų rinkoje. Tai reiškia, ateina, uždirba, įsitraukia pinigus iš karto. Aišku, čia labiau patyrusių žmonių, patyrusių investuotojų praktika, bet trūksta likvidumo. Paskutiniai 3 metai kiekybinis griežtinimas. Čia yra paprastai kalbant, kai centrinis bankas iš sistemos išiminėja pinigus, kad sumažintų infliaciją. Ir jie nebegali to padaryti. Tai dabar jau nuo gruodžio 1 Amerika sustabdė, Europa dar nesustabdė ir realiai patys bankai savo kenkia. Turim
Japonija yra toks dalykas, kaip paskutinius gal 40-50 metų visa Japonija tiekia likvidumą pasauliu, tarkim. Dėl to, kad yra tokia praktika, skolinamės mes pigią jeną iš Japonijos centrinių bankų ir investuojam į rizikingus aktyvus visam pasauliu. Ir čia irgi sustoja. Jau jenos nebegali pigiai skolinti arba kels palūkanas, neapsimokės skolinti. Žodžiu, trumpai tariant, trūksta pinigų. Ir vat žmonės pabiškai pradeda tą suprasti ir pradės traukti iš rinkos pinigus. Tai vat kitais metais, ką pamatysim, mes ne tik tai kripto griūtį, bet tikėtina scenarijus, kad ir S&P 500 25% griūs, Nasdaq iki 30%, Vokietijos fondas irgi griūs. Ir po tos griūties tada vėl įsijungs pinigų spausdinimas ir mes matysim, kaip centriniai bankai prispausdina vėl pinigų, kad ištrauktų iš tos krizės duobės. Man reikia truputį pabrėžti, kad čia yra tik tais tikėtina, ne faktai. Taip, čia yra galimas scenarijus ir galima ir pakalbėti ir apie tai, kaip spekuliuoti šito laikotarpį geriau, bet tikrai ne. Nėra, kad 100% tai bus. Bet pagal visą seką, kas vyksta, mes jau nuo rudens stebėm visą procesą ir visi tie dalykai paeiliui dabar atsitinka. Ir tarkim, baigėsi kiekybinis griežtinimas, tai nereiškia, kad iš karto prasideda kiekybinis skatinimas. Turės dar praeiti kažkiek laiko. Ir vidurkis yra nuo 3 iki 6 mėnesių. Tai va, čia dabar šitoje vietoje yra labai jautri rinka ir aš neužšaldyčiau daug pinigų. Niekada geriau dabar yra kaupti, jeigu investuojam į saugius aktyvus, tiesiog traukti pinigus laukan, kiek įmanoma daugiau turėti grinų. Jeigu mes dirbam su kripto, kiek įmanoma daugiau stabilių monetų turėti ir geriau pasitraukti iš rinkos visai. Tai kur dabar tada slypi didžiausios galimybės ateinančiais metais? Ten pat, nes reikia išeiti dabar, fiksuoti pelnus arba nuostolius, nes yra ir tokių. Aš padariau exitą jau, tai yra su kuo uždirbau, yra su kuo pradirbau pinigus. Ir vat su ten, kur pradirbau, vis tiek geriau yra išeiti, nes kai nukris kaina, aš už tą pačią pinigų sumą supirksiu daugiau vienetų ir kai atsistatysi tą pačią poziciją, aš jau būsiu uždirbęs pinigus. Klaida žmonėms sakau yra, kad jie per daug investuoja, dabar yra kritimas, jie arba parsiduoda su minusu, arba tam, kam nereikia pinigų, jie laiko, bet tie, kurie laikys, jie patirs dar didesnį nuostolį. Jeigu sugebės psichologiškai, emociškai susitvarkyti, viskas gerai. Bet jeigu ne, tai gali būti ir tokių, kad parsiduos su dar didesniu nuostoliu. Gerai, o kaip tada, koks yra skirtumas tarp bitkoino, ethereumo, altcoinų ir memecoinų? Kom jie čia skiriasi visi dabar? Bitcoinas tai yra jis pats pirmasis, kaip sakau, karalius. Ir jis turi vieną funkciją. Dabar šiuo metu jis yra kaip vertės vienetas, kaip kaupti turtą, prilyginamas su auksu, su fiziniu auksu. Kodėl mes auksą turim, jis kaip galim iš jo papuošalus gaminti ir panašiai investuoti, bet visų pasaulinių susitarimų jau ne 1000 metų auksas yra tas dalykas, kuris yra labai likvidus ir nesvarbu, kurioje šalyje mes būtume, jeigu turim žiedą, laikrodį, grandinėlę, bet kur galime nusisekti ir maždaug nueit parduoti ir gauti maždaug tą pačią kainą. Tai va, bitkoinas irgi yra prilyginamas su auksu. Jis ne transakcijom daryti, bet grinai kaupti, kad turėti vertę, kad jis išlaikytų vertę. Ethereumas, va, rekomenduoju knygą kažkam, trumpa apie valandą audio knygą Beyond Bitcoin, pasakoja apie Ethereumą susikūrimą ir kai Ethereumas atėjo, jis išrado tokius dalykus kaip išmanesias sutartis, smart kontraktus. Tai reiškia, kad mes be tarpininkų galim vykdyti daug kitų papildomų dalykų. Ir ten yra kaip platforma jau kurti savo kriptovaliutas. Išmaniuosius kontraktus, sutartis visokias ir panašiai.
Tai Ethereumas prilyginamas prie naftos. Jis turi savo, nafta turi savo ekosistemą, mes kūrą naudojam nuo kosmetikos iki reaktyvinio kūro. Praktiškai iš jo daug visko galim pagaminti. Ethereumas irgi yra tas dalykas, kuris įneš naujoves ir inovacijas. Ir daug dalykų mes naudojam, tarkim, CTB dabar prieinam ir atsirakinam automobilis. Kas ten veikia? Ten išmanioji sutartis veikia automatiškai, be kažkieno įsikišimo, be pasirašymo, be automobilio pridavimo. Ir mes matysim pokyčius pasaulyje, kad be notarų, be buhalterių greitų metų gyvensim, nes viskas bus daroma automatiškai. Dabar kas reiškia alternatyvus monetos, tai reiškia viskas, kas yra ne bitkoinas. Kriptovaliuta yra viena, bitkoinas, alternatyvos, žetonai, visa kita. Tai Ethereumas turi tokią paskirtį. Yra daug vėl skirtingų, tarkim, ADA dirba labiau su moksliniais darbais, kad renka mokslinius duomenis ir negalima jų pakeisti. Arba, tarkim, turi bendradarbiavimą su ta pačia Gruzija universitetais. Dabar nebebus galima padaryti, tarkim, nebebus galima padaryti diplomo, nes jis yra įkeliamas, baigia kažkas universitetą, visi tie duomenys yra įkeliami į blokų grandinę ir jie visada ten lieka. Nebegalima tų duomenų nei pakeisti, nei išimti, nei ištrinti. Visas pasaulis pereina į skaitmeną ir jeigu žiūrim iš tos verslios pusės, tai yra normalus procesas dėl to, kad kiekvieno verslo ar tarkim ir valstybės tikslas yra kiek įmanoma labiau optimizuoti procesus. Ir nereikia čia gąsdintis ar bijoti, nes visada tai buvo, su kiekvienom naujom inovacijom labai daug užsidaro, tarkim, profesijų, bet lygiai taip pat daug naujų atsidaro. Tai pokyčiai gerai, technologijos gerai, viskas, manau, į naudą. Ir meme coinsai daro. Ir meme coinsai, tai dar vadinami shitcoinais. Meme monetos susikūrė tiesiog kaip juokas. Tarkim, tai yra pokštas. Visiškai nuo pavadinimo meme coin. Meme. Taip. Ir vat, mes turim Dogecoiną, tai čia meme coinų karalius. Ir turim dar kelis kitus išskirtinius. Dabar, kas liečia pačius meme monetas, ilgą laiką jie neturėjo jokios prasties ir buvo paremti hype'u. Bet matom, kad susikūrė didelios ir tvarios bendruomenės, kurios tiki kažkokią idėją. Mes turim tokią vieną monetą SPX 6900, kurie teigia, kad tai yra S&P 500 analogija, bet viskas paremta moneta. Ir mes matėm, kaip per vienus metus jų marketo kapitalas išaugo iki 2 milijardų. Čia yra tik tai žmonių pinigai sunešti. Ir yra atsiranda, aišku, lyderiai, kurie promautina, kurie turi galios, įtakos savo bendruomenės ir skatina jų, tarkim, pardavinėjimą. Tai vat gera nauda iš jų yra, kad tikrai susikūrė bendruomenės ir yra kažkoks tai apčiuopiamas dalykas, kad kūrė tikrai vertę. Negerai yra tas, kad labai daug yra šlamšto, šiukšlių. Mes praeitais metais, ar šiais metais net pradžioj, iki Trumpo matėm, kad per dieną sukurdavo net po 50 000 naujų monetų. Ir sukurti meme monetą yra labai lengva, čia per 2 minutės galima pats suspaudyti mygtukus ir susikurs. Tik tai va klausimas, kas ją pirks ir kokią naudą jį duoda. Tai tokių trumpų spekulacijų turėtų visi suprasti, kad meme moneta nėra investavimas. Nebent ten kažkokia didelė, kaip Dogecoinas, kurie jau ten turi savo ETF-us, arba bent jau turės, arba kaip SPX 6900, bet ir tai mes matėm nuo 2 milijardų griūti iki 400 milijonų, tai kažkas prarado 80%, paskui vėl pakilimą iki 1,5 milijardo. Tai tokios didelės dar investavimas, bet viskas, kas naujai atsiranda, yra paremta hype'u ir ten yra 100% spekulacija. Ir reikia su jom labai atsargiai. Dėl to nerekomenduoju niekam pirkti tik iš nuogirdų, iš reelsų, iš rekomendacijų.
nes daugas ateina, klausia pas mane ir kai duoda, tarkim, tą pavadinimą arba kontrakto adresą, nu, tik pasižiūrėjus iš karto matos, kad ten yra nuo apgaulės sukčiavimas, bet žmonės patys nemąsto, yra tingus, jiem patinka, kai kažkas pasako, ką pirkti. Tai nerekomenduoju pirkti, kol net neišmokstat pasidaryti paprastų dalykų, pasižiūrėti, ar ten kontraktas yra renounce, tai vadinasi, kad developeris, IT specialistas, tas kūrėjas, kuris kūrė tą monetą, ar jis yra atsisakęs kontrakto ar nėra. Nes jeigu nėra, jis gali bet kada keisti kodą. Tai reiškia, kad gali būti taip, kad aš nusipirktu tos monetos, pakeičia kodą ir aš nebegaliu jos parduoti. Ir mano pinigai lieka pas jie ir jis susirenka pinigus. Ar likvidumas yra užrakintas ar neužrakintas. Jeigu užrakintas, tai ant kiek laiko, nes būna užrakina tik tai 30 dienų, tai raudonas signalas. Nu, tokius bazinius dalykus žiūrėti, ar ten yra tikros transakcijos, ar botai pumpuoja ar ne, ar komanda kiek turi kiekio, jau tokenomika prasideda, kiek suplaus turi. Jeigu daugiau negu 25%, irgi jau raudonas signalas, nes gali bet kada vienu metu tiesiog padaryti pardavimą ir esame matę ypatingai Solanos tinkle, kai 99% viso marketo kapitalo per kelias minutės tiesiog išgaruoja. Tai čia didžiulė rizika ir yra didesnė rizika. Jau kas yra naujas, rekomenduoju pradėti nuo paprastų dalykų. Nes tarkim, tas tiesiog pirkimas ir laikymas, ką žmonės išmoko, kad vat kaip piniginė veikia, kaip persivesti, kaip daryti tos pavedimus, transakcijas, susipažįsta su pačiais pagrindais. Paskui galima eiti jau giliau. Tai skamba tiesiog, kad tie meme monetos yra paremtos žmonių psichologija ir FOMO vadinamų, fear of missing out. Taip. Kad kažkas kažką užhypino, nieko nepastikrinę, puola, perka ir tada viską praranda. Netgi taip, kaip mes dabar ieško monetų, mes žiūrim, kas apskritai visoje metoj dedasi. Tai reiškia su skaitmeniniai erdvėjai. Ir jeigu matom, kad vieną dieną kalba apie kažką, antrą dieną kalba apie kažką, trečią dieną kalba apie kažką labai daug. Tai ar tai būtų įžymybės, ar ten kažkokie politiniai dalykai, ar tokie top influenceriai kaip Elon Muskas arba Trumpas kažką pasakė, kažkokie naratyvo pasirodo ir jeigu sukasi apie tai kalba ir didėja matomumas ir srautas kažkokios tai temos ar nelaimės, tai automatiškai prisikuria tų monetų labai daug. Ir tada galima nuspėti, kad šitą naratyvą važiuos. Bet aklai dėti ją nepatikrinus ir laikyti, tikintis, kad čia yra šita moneta, kur padarys mane milijonierium, tai irgi biški absurdas. Dažniausiai tie, kurie leidžia tą monetą, susiperka didelę dalį suplajaus, snaipinimas vadina, ir tada patys parsiduoda ir uždirba daugiausiai pinigų. Tai čia irgi turi būti saugikliai sudėti maksimaliai. Geriausia strategija yra, kai, kaip pavyzdys, aš jeigu 100 įdėjau, man 200 išaugo, aš 100 įsitraukiau, pas mane yra 0 rizikos valdymas. Tai jeigu, žinai, aš galiu tada laukti maksimaliai, nesijaudindamas, kiek kartų jį išaugs, nes aš savo pelną susitraukęs. Bet jeigu mes įdėjom, paaugo 2 kartus, užvaldė mus godumas, mes norim 3x, 4x, 5x, kelias minutės perlaukiam, žiūrim 0 vėl. Žodžiu, tai grįžom po trumpos pertraukėlės. Labas. Atsigėrėm vandenuko arbatėlės. Pasikeitėm vietom. Tai tęsiant tada su klausimais. Tai ar reikia mokėti technologiją, kad galėtum sėkmingai investuoti iš tikrųjų? Ir kas yra svarbiausia pradedant? Dabar sakyčiau, kad nebereikia, viskas paprasta, jeigu mes kalbam apie spekuliavimą. Kas liečia pačias techninės žinias, jeigu ir giliau norim lysti, tai kai sakau techninės žinias, tai turiu omeny programavimą ar kažką, irgi nebereikia, viskas yra statoma taip paprastai, tiesiog reikia žinoti, ką tikrinti ir visą šitą galima išmokti, nebūtina. Aš išmokau nemokėdamas jokių techninių žinių, yra kas išmoksta pas mus bendruomeniai, irgi visai nieko nemokėdami. Žinoma, turi visi savo tempą, vieni lėčiau, mokosi, kiti greičiau, sparčiau, bet nebūtinas techninis. Žodžiu, ne raketų mokslas čia yra.
Ne raketų. Čia aš sakyčiau, kad mokslas yra apie labiau savęs pažinimą ir daug žmonių tą praleidžia, ypatingai tą influenceriai. Niekas nenori kalbėti, kad čia yra darbas. Ir psichologija. Taip, ir psichologija, ir emocijos, nes mokymai gali būti jie linijiniai. Tiesiog yra mokymai ir neužtenka tiesiog pabaigti mokymų, nes mokymai yra tik tai gairės. Mes turėdami tas pačias žinias, mes vis tiek pasielgsim skirtingai. Tai vat labai geras perėjimas į kitą mano klausimą, kaip valdyti reikia tas emocijas, kai rinka svyruoja. Tai psichologija, tiesiog mes turim irgi strategijas, kaip savo užduoti tikslinius klausimus, nes jeigu iš emocijos priimam sprendimus, tai yra blogai. Jeigu labai supaprastinti funkcionuoja smegenis 3 dalim, tai yra tos šimpanzės smegenis, visos emocijos ir panašiai, primityviosios smegenis, tai yra tada mūsų intelektualus protas ir yra kompas, kuris veikia automatiškai ir jis neskirsto, kas yra gerai ir blogai. Niuansas yra, kad šitos šimpanzės smegenis yra 4 kartus greitesnės už intelektualų protą. Tai kripto yra pavojinga, nes kelia labai daug emocijų. Ir mes turim tokias elgsenos taisyklės. Tarkim, jeigu aš uždirbau tą dieną pinigus, aš antrą kartą nebeinu, nebesvarbu, kiek uždirbau. Tarkim, ar 10 eurų, ar 100, ar 1000, nes pagauna azartas, arba jeigu patiriu nuostolius, irgi negalima eiti su to, kad aš noriu padaryti dabar gerą treidą, kad atgaučiau tai, ką patyriau. Visada reikia nusiraminti. Ir nusiraminimo būdus mes turim patys savo, vieni šaltam vandenį maudosi, kiti medituoja, kažkas sportuoja. Bet kaip išmokti valdyti tą protą ir nuraminti? Paprasti tiksliniai klausimai. Gerai, praradau 100, tarkim, ar ten 1000. Visi turi savo lygius, kaip susitvarko, bet savo tikslinis klausimas. Ar man po metų tai rūpės ar ne? Iš principo ne. Tai kodėl reikia sukti galvą ir eskaluoti tą mintį ir keltas emocijas. Reiškia, pasidedu viską, išeinu, pravedinu galvą, ar prasikvėpuoju, ar įsmaudu, ar pasportuoju ir šviežias naują dieną grįžtu vėl. Tai galima sakyti, kad daugiausiai pinigų visgi yra prarandama ne dėl blogos strategijos, o dėl psichologijos žmogaus. Taip, bet strategija irgi, kad daugelis neturi jokios strategijos. Ir kai lygina kiti, kad čia lošimas ir panašiai, aš sakyčiau, kad lošime bent jau yra iš karto apibrėžtos taisyklės. Įsivaizduokite, jeigu nueinam į kazino, mes iš karto žaidžiant blackjacką turim žinoti, su kokia suma žaidžiam, kitaip negalim net pradėti žaidimo. O jeigu žmogus ateina ir bet ką daro, nepasiruošęs, reiškia, neturi nei strategijos, nei apsibrėžęs, kokiu laiku tai daro, nei kokius tikslinius klausimus savo užduoda, nei kaip nusinulina, nei su kokia pinigų suma žaidžia. Arba kelia kapitalą ir rizikos visiškai neskaido arba nemažina. Yra labai daug niuansų, bet viskas vis tiek labiau yra apie tai, kas man pačiam tinka ir ne. Ir kripto nebėra tik tai vienas būdas. Vienam gal tinka paprastas pasyvus investavimas. Aišku, ten mes pasigirsim kelių 100% pelnais per vieną dieną. Jis toks nėra įspūdingas, bet jis yra konservatyvus ir gal kažkam, kas nenori daug gilintis, domėtis, šitas dalykas tinka. Kam iš principo įdomu, kaip tai veikia ir jis gali praleisti valandą, 2, 3 tiesiog natūraliai iš smalsumo tame, jam galbūt tada tiktų ir treidinimas, ir spekuliavimas ir panašiai. Mes turim žinot, kokiai padėtyje mes esam, nes tarkim, dabar visuomenė gyvena, tai visada yra ką daryti ir dažniausiai nebespėjam. Ir kripto nėra apie daugiau, jeigu, kaip įsvertinti, ar iš viso esu pasiruošęs, tai pasižiūrėti, ar aš galiu tiesiog atsisėdęs valandą ramiai pasėdėti, ar negaliu. Jeigu žmogus negali
ne to padaryti ir yra impulsų veikiamas, dirginimas, nėra vidinio to stabilumo, tai greičiausiai, kad jis bus nesėkmingas ir nuo to reikėtų pradėti, ar aš pasiruošęs ar ne. Ir jeigu nepasiruošęs, tada tinka tiesiog investavimas, tas konservatyvus investavimas, gal aš ten 1, 2, 3 metus darysiu tik tai taip, per tą laikotarpį domėsiuosi rizikingesniais būdais, pelningesniais būdais, bet gal nieko nedarysiu ir ruošiu patį save. Bet jeigu taip galvojam, kad ateisim ir iš karto uždirbsim, taip tai yra įmanoma, bet greičiausiai jum padarys daugiau žalos, nes nebus jokios sistemos vietoj. Taip pat kaip man nebuvo. Naujoko sėkmė į viršų ir paskui labai apačią. Dar grįžtant prie tų naujokų, tai kokie yra pagrindiniai įrankiai reikalingi naujokui? Aš sakyčiau kompas, telefonas, aišku, savo vietą geriausiai, kad būtų. Nesėkmingiausi yra tie, kurie turi savo erdvę, savo kompą, savo tą tylos ramybės kampelį. Kas liečia apie techninius dalykus, kas yra ateitis, dabar yra net dirbtinio intelekto įrankiai, tokie, tarkim, kaip ChatGPT, tik tai kriptovaliutom. Nansen AI, tarkim, yra toks įrankis, kuris realiuoju laiku skaito duomenis, kas blokų grandiniai vyksta. Tai va čia yra ateitis ir rekomenduoju tas, kas, pavyzdžiui, pradeda mokytis, galėtų pradėti mokytis skaityti duomenis. Nes mes galim matyti, ar, tarkim, banginiai eina į šitą projektą, ar neina, ar smartman neina, ar neina. Tiesiog viską matom, kaip keitiklos laviruoja ir panašiai. Tai siūlyčiau pradėti domėtis įrankiais, dirbtinio intelekto įrankiais, kurie gali padėti skaityti duomenis realiuoju laiku ir kiek įmanoma greičiau. Tai kada yra geriausia pirkti ir parduoti? Ar yra toks kaip, nežinau, teisingas momentas ar tik strategija? Aš visada sakau, kad geriausias laikas pradėti yra dabar, nesvarbu ar tai kripto ar kažkas kitas, jeigu žmonės nori, bet klausimas, kaip pradėti. Ir yra, žinoma, skirtingi metai, kad ir ta pati Warreno Buffetto frazė, jūs turit būti godus, kai visi baiminasi, ir baimintis, kai visi yra godus, ar kažkas tokio. Tai iš principo, kaip jau yra visas hypas, kai daug žmonių ateina į rinką, ateina naujų pinigų, visi šnekama, gali matyti geras pozityvės naujienas ir žiniasklaidoje, ir netgi per žinias, tada galbūt jau laikas yra išeiti, jau per vėlu. Ir geriausia tai tada, kada yra niekam neįdomu. Šiais metais balandžio mėnesį mes turėjom tokių, kad daug kas sakė, kad Ethereum'as jau miręs, neatsigaus, kaina buvo juokingai maža, ten gal 1400 eurų už vienetą, ir daugelis reikia, kad čia viskas jam galas. Žinoma, kad ne, nes yra vis tiek antra visoje kriptovaliutų rinkoje. Ir dabar, sakyčiau, nėra tinkamiausias momentas, nes dar nedugnas. Bet supirkinėti geriausiai yra, kai niekam yra neįdomu ir kai yra tikrai dugnas, kai mes konsoliduojamės, yra vadinamom tam meškų rinkoje, tada gerai yra supirkinėti. Problema yra vėl psichologija, kad mes atrodo kaip ir normalu, turim pirkti už mažai žemai ir parduoti už daug. Bet būna atvirkščiai. Mažmenininkai perka dažniausiai, ta nauja banga ateina, nes girdi naujienas, girdi kaip jų draugai uždirbo, bet neįvertina, kad jie jau gal paskutinius 2-3 metus supirkinėja ir investuoja savo laiką, energiją. Girdi tik rezultatą. Tai tada mes irgi norim greito rezultato, ateina nauja banga ir dažniausiai yra likviduojama. Tai tokie, kurie supirkinėjo paskutinius 3 metus, jie jau tada prasidavinėja. Tai sakyčiau, taip yra tinkamas metas, rekomenduoju susipažinti su ciklais ir pradėti nuo paprastų dalykų. Tai Edgarai, tai koks turėtų būti teisingas naujoko planas pirmais metais? Ar finansinis išsilaisvinimas, ar greitas pelnas, ar tikslinga strategija? Kaip turėtų atrodyti toksai planas? Tikslas yra kiek įmanoma ilgiau išlikti žaidime.
nes kodėl žmonės pradeda ir nustoja, tai dažnai būna, kad tiesiog neturi tiek lėšų, finansų ir turi, tarkim, vadinamą vieną šansą. Pradedu, jeigu man nepasisekė, aš vėl grįžtu į pirmą tašką. Tai tikslas turėtų būti kiek įmanoma ilgiau išbūti žaidime. Tai reiškia, turi būti ir strategija, ir kas liečia tą finansinį, taip įmanoma per metus pasiekti, yra išskirtinių atvejų, bet žmonės turėtų savęs paklausti, kokie jie padėti dabar yra, ir jeigu jie ateina į kripto ir galvoja, kad išspręs jų finansinės problemas, greičiausiai taip nebus, greičiausiai jie pasiblogins padėtį, tai visada sakau už tai, kad už strategiją, už žinias ir neįsitikėti pirmais metais, nes kai mes neprisirišam prie rezultato, vėlgi, žinai, gali būti, kad žmogui pinigų reikia, nes jis tiesiog nori daugiau, arba gali būti jam, kad jam reikia pinigų, nes jis turi pareigybės ir funkcionuoja ant išgyvenimo, kaip aš sakau. Tai čia vėl du skirtingi dalykai. Jeigu jūs esat toj pozicijai, kur jums svarbus pinigai ir svarbus išgyvenimas, tai geriau kripto neiti. Dėl to, kad laisviau nelaviruosit, bus sunkiau priimti sprendimus ir tiesiog nebūsit sėkmingi, nes sprendimai bus paremti emocijom. Bet tarkim, jeigu aš turiu jau susikūręs pagrindą, mane domina, aš noriu kažką keisti, manęs finansai nėra pirmoje vietoje, mane labiau domina smalsumas, kaip tai veikia, kaip tai padaryti, tai tie žmonės visada turi didesnį šansą, nes jie nėra prisirišę apskritai prie pinigų psichologiškai, pinigai jau nebeįtakoja jų emocijų ir emocijos nebeįtakoja sprendimų, tai jie labiau gali laikyti strategijos. Nes tarkim, turėti strategiją, tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas yra jos laikytis ir ne visiems pavyksta. Aš jau tiek metų tame ir tai būna dienų, kai aš žinau, ką aš turiu daryti, aš žinau, ką aš turiu daryti ir aš žinau, ko aš neturiu daryti ir vis tiek padarau klaidų. Tai aš sakyčiau už ilgalaikę strategiją ir tikslas turi būti išlikti kiek įmanoma ilgiau žaidime. Tai reiškia pagrindinis tikslas neprarasti pinigų, valdyti riziką, strategiją, smalsumas, susidomėjimas. Na, tai kaip ir į visus mano pasiraštus klausimus, manau, labai puikiai atsakėjai, nebent turi gal kažką dar pridurti prieš pabaigiant, gal kažką dar nori papasakot, nežinau, kažką pasakyti. Svarstom apie idėją tiesiog padaryti daugiau tokio formato, jeigu bus didelis susidomėjimas arba jeigu norėtumėt, kad kažkokią specifinę nišą grinai kripto rinkoje paanalizuotume, tiesiog rašykit komentarus, klauskit. Jeigu bus susidomėjimo, sugrįšim dar čia. Manau, kad tikrai sugrįšim. Manau, bus susidomėjimas, kažkaip turiu tokį jausmą. Taip. Ir manau, tikrai grįšim. Tai dar kartelį ačiū tada tavo šiandien dienos pokalbį. Ačiū tau. Ir tikriausiai iki greito. Iki greito.